savo registracijose paminėjote, kad būtent šita tema jūs labai domina, ypatingai išlaidų tinkamumo klausimai. Tai tikiuosi rasite šitą prezentacijoje jums rūpimus atsakymus. Taip pat noriu paminėti, kad tie, kurie dalyvavo pirmam kvietime teikti paraiškas, aišku, neras daug skirtumų biudžeto planavimo reikalavimuose, bet su antru kvietimu tikrai yra skirtumų. Tai pradedam Pradedu nuo pasikartojimo. Jau pirmoje dalyje mano kolegė Birutė minėjo apie kofinansavimo ir finansavimo padalinimo projekto biudžete. Tai primenu, kad Regioninės plėtros fondas finansuoja 80% išlaidų, o partnerių įnašas turi sudaryti ne mažiau nei 20%. Ir taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad partnerio įnašas negali būti finansuojamas kitų projektų ar programų lėšomis. Tai yra, jeigu planuojate ar statybas, ar kažkokį įrenginėjate objektą iš 2 skirtingų projektų, tai tikrai kito projekto kaip ir finansavimas negali būti užskaitytas mūsų programų kaip kofinansavimas. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad bendro finansavimo ir partnerių įnašo skaičiavimas yra automatinis GEMS-e, bet labai prašome, teikiant paraišką, prieš paspaudžiant mygtuką pasitikrinti, ar bendra projekto vertė yra tinkama, nes turime nemažai atvejų, kai pateiktos paraiškos yra atmetamos dėl to, kad biudžetas paskaičiuotas automatiškai ir tiesiog nepastebėt, kad viršyje maksimaliai galimą sumą, tai šiam kvietimui yra 2 milijonai eurų. Dėl partnerio įnašo taip pat lietuvių partneriai gavus finansavimą, jeigu projektas bus patvirtintas, gali kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją ir gauti 10% iš šito šaltinio. Tai pateikiam nuorodą, tikrai jeigu gausit finansavimą, galėsit tą nuorodą pasinaudoti. Panaši galimybė yra sukurta ir nevyriausybinėm organizacijom Lenkijos pusėje. Tai irgi, jeigu turit partnerius Lenkijos nevyriausybinių organizacijų, tai pasidalinkit šitą nuorodą. Verta paminėti tokius bendrus reikalavimus susijusius su biudžeto planavimu. Jie, aišku, labai žinomi, bet manau, vertinga yra prisiminti, kad biudžetas turi būti rengiamas visų partnerių bendrai, koordinuojant pagrindiniam partneriui. Dažnai matome tokias situacijas, kad tiesiog partneriai nežino, ką suplanavo kitas partneris, negali komentuoti išlaidų, išlaidos labai skirtingos, tom pačiom paslaugom pas vieną partnerį vienokia suma, pas kitą daug mažesnė ar daug didesnė, ir tai kyla klausimas vertinimo metu vertintojams. Kodėl tokie skirtumai. Ir partneriai iš tikrųjų turi žinoti, kas suplanuota, kad biudžetas būtų harmoningas iš abiejų pusių. Išlaidos turi būti ekonomiškai efektyvios. Ko gero žinote, kad biudžetas yra vertinamas ir už biudžeto gaunate tam tikrus balus ir būtent už tą efektyvumą, ekonomiškumą biudžeto. Tai
Tikrai siūlome visada vadovautis komerciniais pasiūlymais, tikrai atlikti rinkos analizę. Taip pat labai dažnai matome, kad partneriai suplanuoja lėšas ir po to negali jų pagrįsti nei komerciniais pasiūlymais, nei kitais būdais galimais. Tai tikrai, jeigu vertintojai mato, kad kaštų naudos atžvilgių biudžetas yra nesubalansuotas, gali skirti mažiau balų. Dvigubas finansavimas, aišku, yra draudžiamas, aš tai jau minėjau, ir iš kitų šaltinių, kitų projektų savo indėlio negalit padengti. Šitoje programoje pridėtinės vertės, šitam kvietime pridėtinės vertės mokestis yra tinkamas visiems, nes maksimali projekto vertė neviršyje 2 milijonų. Tik tai skirtumas būtų, jeigu būtų nustatyta valstybės pagalba, tokiu atveju gali būti pridėtinės vertės mokestis pripažintas netinkamu. Visos išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos projektų įgyvendinimo laikotarpiu, išskyrus, aišku, pasirengimo kaštus ir jeigu projektas bus atrinktas, tai kontrolierių išlaidos iš Lietuvos pusės gali būti patirtos ir po projekto pabaigos. Keli praktiniai patarimai iš mūsų patirties, formuojant biudžetą. Kaip jau ir minėjau, būtinai vadovaukitės planuojant biudžetą komerciniais pasiūlymais ir labai prašome aiškiai pateikti detalizavimą išlaidų. Tai reiškia, kad turi būti aišku, ką jūs įsigijate. Galite ir tikrai siūlome apvalinti visus skaičius, nenaudoti skaičių po kablelio, netgi apvalinti iki 1000, kad nebūtų, kuo mažiau būtų skaičių po kablelio. Planuojant biudžetą, taip pat pagalvokite, kokius viešuosius pirkimus jūs planuojate atlikti ir kokie tie viešieji pirkimai bus. Arba pirksit kaip paslaugas, arba pirksit kaip darbus, arba pirksit įrangą. Ir atitinkamai tas išlaidas įtraukit būtent pagal tai į atitinkamas biudžeto kategorijas. Mūsų siūlomas pavyzdys, kaip pildyti biudžetą, tai description dalyje mes siūlome naudoti biudžeto eilutės pavadinimą. Labai dažnai gali užtekti šitos eilutės, pavyzdžiui, jeigu planuojat pirkti kažkokią įrangą, pavyzdžiui, stalą vieną, tai tokio pavadinimo gali užtekti, bet jeigu biudžeto eilutė yra kompleksinė, pavyzdžiui, projektų uždarymo konferencija, tai jau komentarų skiltyje siūlome nurodyti, kas į tą paslaugą įeina. Pavyzdžiui, maitinimas, lektoriai, salės nuoma, vertimas ir kitos paslaugos. Tai yra taip vadinamas breakdown of costs. Tai yra, vertintojams turi būti aišku, ką jūs planuojate įsigyti. Unit type, tai yra, irgi jūs pasirenkat patys, ar jeigu perkat įrangos komplektą, tai aišku, pasirenkat set ir komentaruose nurodot, kas sudaro tą įrangos komplektą. Pavyzdžiui, 10 kėdžių, 20 stalų, keletas spintų ir taip toliau. Šiandien jau turėjom klausimą čate apie tai, kaip bus kompensuojamos išlaidos. Tai manau, kad labai svarbu visiems įvertinant, ar
visgi teikti paraišką ar neteikti ir kokiom sąlygom teikti tas paraišką, svarbu įvertinti savo finansinės galimybės. Nes pilnas kompensavimas visų išlaidų bus tik tai po visų ataskaitų, po pirmo pusmečio ataskaitos patvirtinimo. Tai reiškia, kad periodas ataskaitų teikimo yra 6 mėnesiai. Turite vertinti, kad 2 mėnesiai yra auditoriam skirtas laikas patikrinti išlaidas, 60 dienų. Ir taip pat ataskaita turi būti patikrinta toliau kitų institucijų, tame tarpe ir jungtinio sekretoriato. Taigi tas kompensavimo laikotarpis gaunasi pakankamai ilgas, tai jūs turite suplanuoti savo finansinius srautus taip, kad galėtumėt padengti 100% išlaidų iki to laikotarpio, kai išlaidos bus kompensuotos. Tiesa, turime naujieną, lyginant su praeitų finansavimo laikotarpiu, tai yra greitesnės dalies išlaidos kompensavimas, kai GS gauna ataskaitą, jau patikrintą auditorių, bus išmokamas 70% patirtų regioninės plėtros fondo finansuojamų išlaidų, taip vadinamų greituoju būdu, tai reiškia, kad dar iki ataskaitos patvirtinimo. Biudžetas mūsų programoje susidaro iš 6 išlaidų kategorijų. Pasirengimo išlaidos nepriklauso nei vienai išlaidų kategorijai ir tikrai neužmirškite suplanuoti tas išlaidas paraiškos E1 dalyje. Taip pat šitos išlaidos gali būti padalintos tarp partnerių, tai reiškia suma padalinta tarp visų partnerių dalyvaujančių projekte. Šiame finansavimo laikotarpyje Europos komisija nustato tokį vieną privalomą dalyką, tai dalį projekto biudžeto turi sudaryti supaprastintas išlaidų apmokėjimas. Tai mūsų programoje mes turim 3 išlaidų kategorijos, šitam kvietime turim 3 išlaidų kategorijos, kurios bus finansuojamos tokiu būdu, plus taip pat pasirengimo išlaidos bus finansuojamos kaip fiksuotojų suma, taip vadinamas lump sumas. Ką tai reiškia supaprastintas išlaidų apmokėjimas? Tai reiškia, kad šitom išlaidom patvirtinti yra mažesnė administracinė našta tiek tikrintojam, tiek jums jas patiriant. Jos yra automatiškai skaičiuojamos paraiškoje GEMS-e ir taip pat atkreipiame jūsų dėmesį, kai planuojat tiesioginės išlaidas, atsiminkit, kad dar automatiškai bus suskaičiuotos ir taip vadinami STO kaštai ir atitinkamai jūsų projekto vertė padidės. Tai reiškia, susitikrinkit, ar neviršėt bendros projekto vertės. Jeigu ataskaitų teikimo metu pasikeičia tiesioginės išlaidos, tai aišku, pasikeis ir STO, tai yra jos gali mažėti. Jeigu patirsit mažiau tiesioginių išlaidų, tai gausit mažiau ir taip vadinamų flat rate sumą mažesnė. Taigi, tai, kad biudžete yra numatyta tam tikra suma būtent supaprastintom išlaidom, dar nereiškia, kad jūs ją gausit pilnai. Patikros metu, kas yra svarbu, iš tikrųjų kontrolieriai visų pirma tikrina ir skiria dėmesį būtent tiesioginiam išlaidom.
Ir netiesioginės išlaidos jų tikrinamos tik tai per tam tikrą siaurą prizmę, apie kurią dar kalbėsiu. Kaip minėjau, supaprastintom išlaidom, taip vadinamiem STOs, nėra būtinybės pateikti pagrindžiančių dokumentų. Jūs neturėsite teikti nei auditoriam, nei mums, nei sąskaitų faktūrų, nei kažkokių apmokėjimo įrodymų. Vienintelis dalykas yra dvi išimtis. Tai personalo išlaidos, tai per projekto įgyvendinimo laikotarpį jos tikrinamos vieną kartą ir turi būti dokumentuotas turi būti pateiktas bent vienas įrodymas, kad bent viena darbo sutartis arba lygiavertis dokumentas, kad bent jau vienas žmogus dirba su projekto organizacijoje. Kelionės ir apgyvendinimo išlaidų tyrimo patvirtinimui reikia pateikti irgi vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį įrodymą, kad buvo bent viena komandiruotė susijusi su projektu. Ir tie dokumentai pateikiami kiekvienam partneriui atskirai. Daugiau dokumentų tai nebus tikrinami, būtent šitom išlaidom pagrįsti. Kaip ir minėjau, parengimo išlaidos programoje kompensuojamos kaip lump sum, fiksuotoji suma, kuri sudaro 2250 eurų, regioninės plėtros fondo bendrafinansavimas 1800. Kompensuojamos šitos išlaidos bus su pirma ataskaita, pateikiant tuos įrodančius dokumentus, renginio dalyvių sąrašus arba kitus įrodymus, renginio darbotvarkės ir taip toliau. To užteks pagrįsti, kad patyrėt parengimo išlaidas. Parengimo išlaidos tai nėra bet kokios išlaidos, tinkamos finansuoti tik kelionių apgyvendinimo, komandiruotpinigių, maitinimo, vertimo ir renginių organizavimo išlaidos. Tai reiškia išlaidos, kurios įrodo, kad partneriai tikrai susitiko, kad tikrai rengia projektą kartu. Jokie finansiniai dokumentai šiuo atveju nebus tikrinami. Ir kaip minėjau, šita suma GEMS gali būti padalinta tarp atskirų partnerių pagal jų partnerių susitarimą. Pirma kategorija, kuri finansuojama kaip SCO, tai personalo išlaidos, tai yra fiksuotoji norma 10% nuo tiesioginių projektų išlaidų. Tai yra tiesioginės projekto išlaidos, tai yra 4., 6. išlaidų kategorija, tai yra paslaugos, įranga ir darbai. Nuo tos sumos, kurią suplanuosit šitose kategorijose, skaičiuojam 10% ir automatiškai ataskaitose matysit ir rengiant projektą taip pat matysit išlaidas pirmai kategorijai. Nėra galimybės šitam kvietime deklaruoti personalo išlaidų kaip tiesioginių išlaidų. Galite tiesiog nesuplanuoti šitos išlaidų kategorijos. Žinau, kad kai kurie partneriai pasinaudoja šitą galimybę dėl įvairiausių priežasčių, pavyzdžiui, dėl to, kad norite skirti daugiau finansų tiesioginiam projekto išlaidom, bet nesuplanavus personalo išlaidų, taip pat negalėsit suplanuoti išlaidų ir 2. ir 3. kategorija, apie kurias tuoj šnekėsiu. Tai 2. kategorija irgi finansuojama kaip fiksuotoji norma, tai yra biuro administracinės išlaidos. Jos sudaro 15% nuo tinkamų personalo išlaidų.
Tai irgi skaičiuojama automatiškai džemse nuo personalo išlaidų 15% jūsų biuro administravimui. Taip pat galite pasirinkti nenumatyti šitos išlaidų kategorijos, bet atsiminkite, kad šitų išlaidų jūs negalėsite deklaruoti kitose kategorijose. Kokios tas išlaidos, tai matote šitoj skaidrėj. Visų išlaidų neminėsiu, tiesiog gal toks paprastesnis būdas įsivertinti, kas tai galėtų būti, tai yra visos išlaidos reikalingos biuro išlaikymui. Šildymas, telefono ryšys, raštinės reikmenys, biuro nuoma ir taip toliau. Jūs tikrai galite priskirti dalį savo biuro išlaikymo išlaidų, kažkokį procentą, nuo, pavyzdžiui, raštinių reikmenų sąskaitos projektui. Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos, trečia biudžeto kategorija, irgi finansuojama kaip fiksuotojų norma, 10% nuo personalo išlaidų. Atsiminkite, kad šitoj biudžeto kategorijoje yra planuojamos visos kelionės ir apgyvendinimas projekto personalų. Tai reiškia, kad šitos išlaidos negali būti po to suplanuotos kitose biudžeto kategorijose, pavyzdžiui, paslaugose. Kadangi tai yra fiksuotojų norma, taip pat finansiniai dokumentai nebus tikrinami, bet, kaip minėjau, turėsit įrodyti, kad bent viena kelionė projekto personalo buvo atlikta. Ir dabar pereinam prie pagrindinių biudžeto kategorijų, kuriuose jau planuojamos tiesioginės išlaidos. Tai ketvirta biudžeto kategorija - išorės ekspertų ir paslaugų išlaidos. Išorės ekspertų ir paslaugų kategorijoje planuojamos, kas yra akivaizdu, paslaugos. Bet ne bet kokios paslaugos, bet paslaugos, kurias jūs įsigyjat vykdydami viešuosius pirkimus. Jokių būdų partneriai ir jų darbuotojai negali būti samdomi kaip išorės ekspertai. Matome kai kuriuose projektuose, kurie jau buvo pateikti pirmam kvietimui, kad pareiškėjai ne visada supranta šitos išlaidų kategorijos esmės ir suplanuoja savo vidinės išlaidas. Mokėjimus organizacijos viduje savo darbuotojams arba partnerių darbuotojams. Tai prašome labai atkreipti dėmesį, kad yra išorės paslaugos. Taip pat šitoje biudžeto kategorijoje neužmirškit suplanuoti, jeigu planuojat statybos darbus, tai būtent šitoje biudžeto kategorijoje turite suplanuoti techninę, autorinę priežiūrą statyboms darbams, nes įsigysit jas kaip paslaugas. Keletą pavyzdžių, kas galėtų būti suplanuota išorės ekspertų ir paslaugų kategorijoje. Tai gali būti mokymo paslaugos, transporto nuoma, apgyvendinimas tiksliniam projektų grupėms. Taip pat kažkokios IT paslaugos, daugelio atvejų būtent komunikacijos priemonės suplanuojamos šitoje kategorijoje, tyrimai, studijos, ilgalaikio turto draudimas, jeigu jis yra reikalingas projektui. Keletą rekomendacijų susijusių su šita išlaidų kategorija. Visų pirma, gerai įsivertinkit, ar jūsų planuojamos išlaidos pakliūna būtent po šitą išlaidų kategoriją.
Labai dažnai matome atvejus, kai planuojame įsigyti įrangą, planuojame įsigyti darbai, planuojame šitoj kategorijai. Tai kaip ir minėjau šios prezentacijos pradžioje, jūs visų pirma turėtumėt pagalvoti, kaip jūs įsigysit tas išlaidas, kaip pradėsit viešųjų pirkimų procesą, ką nurodysit viešųjų pirkimo dokumentuose, ar tai prekės, ar tai paslaugos, ar darbai. Ir jau atsižvelgiant į tai vat tokia kelrodė žvaigždė, turėtumėt atitinkamai suplanuoti išlaidas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad renginių dalyvių kelionių ar gyvendinio išlaidos turėtų būti įtrauktos į šitą kategoriją. Pavyzdžiui, planuojat renginius mokiniams, senjorams, planuojat apgyvendinimo paslaugas jiems, transporto paslaugas. Tai šitos išlaidos turi atsidurti šitoje kategorijoje. Bet lektorių, partnerių darbuotojų, partnerio projekto komandos kelionės, jos įeina į fiksuotą normą numatytą trečioj išlaidų kategorijai. Tai yra labai dažna klaida ir net laimėjus finansavimą mes dažnai prašome perskirstyti šitas išlaidas tarp biudžeto kategorijų. Taip pat labai dažna klaida, jeigu planuojate samdyti išorės ekspertą, išorės lektorių, visos su jo kelionė ir su jo apgyvendinimu susijusios išlaidos turėtų būti suplanuotos viena suma. Tai reiškia, jūs negalite apmokėti atskirai jo apgyvendinimo, atskirai jo kelionės, tiesiog visos bendra suma kaip paslaugų suma suplanuojama. Ir kaip minėjau, dažna klaida, dažnai matome, kad blogai suplanuotos šitos išlaidos. Penkta išlaidų kategorija - įranga. Ir į šitą biudžeto kategoriją įeina ne tik ilgalaikis, bet ir trumpalaikis turtas. Gali būti suplanuotos įrangos įsigijimo, nuomos ar lizingo išlaidos. Bet norėtume pabrėžti, kad projekte turi būti labai aiškiai apibrėžta ir visos įrangos išlaidos turi būti aiškiai susijusios su projekto veiklomis. Tai reiškia, kad negali būti taip, kad įranga suplanuota biudžete, bet niekur kitur iš projekto aprašymo negalima suprasti, kam ji bus naudojama, kodėl ji yra įsigyjama. Ir ypatingas toks prašymas neužmiršti ilgalaikio turto, prašyti investmentą. Nes ten aprašomi ne tik tai statybos darbai, bet taip pat ir visas planuojamas įsigyti ilgalaikis turtas, tai įranga tame tarpe. Transporto priemonės tinkamos įsigyti tik tuo atveju, jei jos bus eksploatuojamos ir naudojamos projekto tikslui pasiekti. Bet tas pats principas galioja visai įrangai. Tai reiškia, kad, kaip jau minėjau, mes turime matyti, kad įranga bus naudojama projektų įgyvendinimo metu ir po jo, 5 metus po jo. Aktyviai naudojame. Ne tai, kad jūs planuojate įsigyti įrangą ir kažkada tai ten pasibaigus projektui ją panaudoti. Nuosavybė ir naudojimo būdas negali būti keičiami 5 metus po galutinio projekto išlaidų apmokėjimo. Aišku, tai negalioja, šita sąlyga negalioja, jeigu pagal nacionalinę teisę nusidėvėjimo laikotarpis yra trumpesnis. Pat, kaip ir suprantate, trumpalaikiam turtui. Projekto tikslam naudojamos įrangos eksploatavimo ir aptarnavimo išlaidos yra irgi tinkamos finansuoti.
Kreipkite dėmesį, kad lizingo atveju lizingo laikotarpis turėtų neviršyti projekto įgyvendinimo trukmės. Ir taip pat įrangos negalite išsinuomoti iš kito projekto atveju. Keletą praktinių patarimų. Labai dažnai sulaukiam tokių labai konkrečių klausimų. Ar mes galime įsigyti projektą tokią ir tokią įrangą? Iš tikrųjų, jokio apribojimo, kokią įrangą jūs galite įsigyti, nėra. Viskas priklauso nuo to, kaip jūs tą įrangą pagrindžiat projekto prašyme. Kaip jau ir minėjau, ji negali būti tiesiog įsigyta, nenaudojama, turi sietis su projekto veiklom, turi būti naudojama įgyvendinant projekto veiklas ir turi būti numatyta projekto produkto ir rezultatų rodikliuose. Kalbant apie 5 kategoriją, taip pat svarbu paminėti tai, kad labai dažnai pasitaiko, kad įranga ir darbai sumaišomi tarpusavėje, taip pat ir su paslaugom sumaišoma ir, kaip jau minėjau, priskiriama ne prie tų biudžeto kategorijų. Tai pavyzdžiui, toks dalykas kaip planuojate įsigyti maisto produktus renginiui, ne maitinimo paslaugą, bet tiesiog maisto produktus ar kažkokias priemones savo seminarų vykdymui. Tos išlaidos tada patektų į 5 kategoriją, tai būtų trumpalaikis turtas, todėl jos turėtų būti suplanuotos šitoj kategorijoje. Ir irgi labai dažnai rekomendacijose jau atrinktiem projektam turim parašyti ir paprašyti, kad išlaidos būtų perskirstytos. Dėl to labai svarbu iš karto apmąstyti, kaip ir ką jūs pirksite. Ar pirksite paslaugą bendrai, ar pirksite atskirai išlaidas kaip prekes. 6 išlaidų kategorija, ko gero reikalaujanti daugiausia išlaidų, didžiausios sumos įprastai planuojama šitoj dalyje. Šitoj išlaidų kategorijoje planuojama visos išlaidos susijusios su statybos darbais. Išskyrus techninės dokumentacijos parengimą. Nes techninės dokumentacijos parengimas ir leidimai turi būti išimti iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo. Tai yra, laimėjus projektui, jūs turėsit 2 mėnesius pateikti visą techninę dokumentaciją. Aišku, rekomenduojama jau skaičiavimus, sąmatas turėti dabar, nes kitaip jūs sunkiai suplanuosit išlaidas šitoj biudžeto kategorijoje, jos nebus tikslios ir parengus techninę dokumentaciją jūs galite atsidurti tokioje situacijoje, kad biudžeto projekto gyvendinimui gali neužtekti. Tai bent jau preliminarūs samatiniai skaičiavimai turėtų būti padaryti prieš projekto pateikimą. Visi infrastruktūros ir statybos darbai turi būti aiškiai aprašyti paraiškoje. Tai irgi negali būti išlaidos suplanuotos tik biudžete, bet iš paraiškos nesimatyti, kad kam ir kodėl tos išlaidos yra reikalingos. Neužmirškite aprašyti detaliai savo statybos darbų investments, taip vadinamo projekto dalyje. Visi statybos darbai turi būti nukreipti į programos teritorijos vystymosi gerinimą, turi tarnauti tam bendram teritorijos bendradarbiavimo tikslui. Labai dažnai turim atvejų, kai
tiesiog projektai rengiami tam, kad padengti statybos kaštus, tarkim, ar ten mokyklos, ar stadiono įrengimas, labai įvairių išlaidų esam matę, bet tas bendradarbiavimo aspektas nėra pabrėžiamas projekte. Tiesiog partneriai, vienas įrengia vieną, kitas įrengia kitą, kartais net labai skirtingus pagal savo turinį ir prasmę dalykus. Ir to projektas ir pasibaigė. Ir iš tikrųjų neaiškus tas bendradarbiavimo aspektas, kodėl tie darbai yra reikalingi, irgi lieka neaišku. Kaip ir minėjau, pasakodama apie įrangą, nuosavybę ir naudojimo būdas statybos objektams irgi negali būti keičiamas 5 metus po galutinio projekto išlaidų apmokėjimo. Tiesiog teikiant paraišką tikrai įsitikinkit, kad objektas priklauso ar panaudos ar patikėjimo teise priklauso jums, kad jūs turit pilną teisę vykdyti darbus šitame objekte ir kad tas objektas liks jūsų nuosavybėje po projekto. Iš praktikos irgi parinkom keletą netinkamų finansuoti išlaidų pavyzdžių. Sąrašas šitų išlaidų yra pakankamai didelis, bet keli pavyzdžiai iš to, ką matėm ir ką jūs suplanuojat savo projektuose netinkamai. Tai darbų techninio projekto rengimo išlaidos, kaip minėjau, yra netinkamos finansuoti šitame kvietime. Kelių tiesimas irgi neturim šiame kvietime atidarytos šitos priemonės. Išlaidos susijusios su religinėmis ar politinėmis veiklomis, mokesčiai už nacionalinės finansinės operacijas negali būti dengiamos iš projekto lėšų. Tarptautinės operacijos gali būti dengiamos iš antros kategorijos, tai yra iš biuro ir administravimo išlaidų. Taip pat prašome neplanuoti išlaidų dovanoms. Labai dažna klaida projekto biudžetuose ir tenka išimti šitas išlaidas iš biudžeto daugeliui. Bet atkreipiam jūsų dėmesį į tai, kad projekto viešinimo priemonės, jos nelaikomos dovanomis. Tai tiesiog, jeigu planuojate renginį ir planuojat padalinti kažkokius suvenyrus renginio dalyviams, tai visi šitie suvenyrai turi turėti ženklinimą, atitikti programos komunikacijos reikalavimus. Taip pat netinkamos finansuoti ne projektų įgyvendinimo laikotarpiu patirtos ir apmokėtos išlaidos. Tai reiškia, kad jūs turėsit apmokėti visas išlaidas iki projektų įgyvendinimo pabaigos, išskyrus, aišku, Lietuvos kontrolierių išlaidas. Kalbant apie Lietuvos kontrolierių išlaidas, irgi noriu atkreipti dėmesį, kad neužmirštumėt suplanuoti šitas išlaidas savo biudžete. Matome projektų, kur jos yra nesuplanuotos ir tikrai po to tenka ieškoti galimybių, kaip numatyti šitas išlaidas, nes jos yra privalomas. Dar keli pavyzdžiai. Taip pat negalit finansuoti partnerių, įskaitant ir savo organizacijas, darbuotojų kaip išorės ekspertų samdymas. Apie tai jau kalbėjau, bet verta pasikartoti, nes tikrai pasitaikanti klaida, ypač medicinos sektoriuje. Tai atkreipkit dėmesį, kad planuojamos tik darbuotojų atlyginimai 1 kategorijai, o išorės ekspertai 4 kategorijoje. Ir šitos išlaidos negali persikryžiuoti. Tai negali darbuotojas tapti išorės ekspertu.
Jeigu sutartyse su teikėjas nesuplanuosit avansinių mokėjimų, tai jie irgi bus netinkami. Labai skatinam neplanuoti jokių projekto logotipų, jokių tik projektui skirtų dizaino elementų kūrimo, nes tai būtų netinkamos išlaidos. Kai kuriuose projektuose dar matom tokią seną praktiką, pareiškėjai planuoja atskirą internetinį puslapį projekto aprašymui. Internetiniai puslapiai gali būti atnaujinami, papildomi, kuriami nauji, bet neturi būti tos tiesioginės sąsajos, kad projektas tik tai projekto tikslam pristatyti ir tas puslapis tampa negyvybingas ir nereikalingas projektui pasibaigus. Tai, ką kūrėt projekto metu, visas IT sistemas turite naudoti ilgai po projekto pabaigos. Taip pat netinkamas yra įnašas natūra, income taip vadinamas įnašas. Jeigu planuojate išlaidos kelionėms, tai įsitikinkit, kad visi dalyviai šitos kelionėse, šitos renginiuose, kuriuos planuojate, kad jie kažkaip tai prisideda prie projekto rezultatų pasiekimo. Kelionės ir renginiai, kurie nesusiję su projekto veiklomis, nebus finansuojami. Taip pat jokie konsultavimo mokesčiai ar jokios paslaugos tarp partnerių irgi yra netinkamos finansuoti. Apie tai irgi kalbėjo mano kolegė Jurgita, kad ypatingai aktualu asocijuotom organizacijom, kurios tiesiogiai kaip ir neturi biudžeto projekte, tai tikrai negalėsit pasamdyti išorės ekspertų ar atskirai organizacijos subkontraktuoti. Tai tiek iš mano pusės. Ačiū už dėmesį ir perduodu žodį kolegoms. Taip, tai tikriausiai tas žodis bus man. Taip. Aš pakalbėsiu apie paraiškų teikimą. Kaip jau buvo minėta, paraiškas reikia teikti per jungtinę stebėsenos sistemą, tai yra GEMS, ir nuoroda yra pateikiama svetainėje. Ir čionais, kaip matote, pirmiausia, tai reikia susikurti paskyrą ir būtinai patvirtinti, kai gausite elektroninį paštą, tenais nuorodą. Jeigu kartais nebūtų jūsų dėžutėje, inboxe tai vadinamam, ieškokite spam arba džanko kataloguose, kartais tenais galima rasti mūsų GEMS siunčiamus laiškus. Jeigu kyla problemos, rašykite nurodytų adresų gems@lietuvapolska.eu. Taip pat yra pateiktos čia tokios irgi tiesioginės nuorodos į GEMS pildymo vadovą ir į GEMS paraiškos formą. Privalomi laukai yra pažymėti žvaigždute, o ženklų limitas teksto langeliuose nurodyti apačioje. Taip pat būtina saugoti pakeitimus, jeigu norite, kad antrą kartą nereikėtų jums vesti vėl prisijungus. Taip, bendrieji reikalavimai. Galite keisti slaptažodį, tam reikia spausti ant savo elektroninio pašto viršuje. Čia jūs matote, kaip jau prisijungus GEMS-ą, kaip tai atrodo. Jeigu jūs jau ne pirmą paraišką rengėte, tai jau matyt žinote, tiesiog gal kurie dalykai jums kartosis. Jūs matote savo dashboardą, savo paraiškas ir visą kvietimų sąrašą. Jeigu teikiate šiame kvietime kelias paraiškas ir jas kuriate, tai matysite jų statusą kaip draft. Kiekvienai paraiškai kodas, numeris suteikiamas automatiškai, jo keisti neturite galimybės. Kai pateiksite, paraiškos statusas taps submitted ir tada jokie keitimai jau bus negalimi. Visa informacija paraiškoje turi būti pateikiama anglų kalba, bet kai kurie priedai, tokie kaip techninė dokumentacija, gali būti lietuvių ir lenkų kalbomis. Sekcijoje partnerių apžvalga, kaip matote, partners overview,
Galima pridėti partnerius ir visą informaciją apie juos, bei suplanuoti jų biudžetą. O paspaudę Pre-Submission Check pasitikrinsite, ar užpildėte visus reikiamus laukus. Paraiška nepasiteiks. Čia tik tai jūs pasitikrinate, kaip užpildėte. Taip pat yra galimybė eksportuoti paraišką PDF formatu, o biudžetą Excel formatu. Deja, biudžetas į PDF nesieksportuoja. Paspaudę projekto privilegijas, Project Privilege, galėsite pridėti partnerius ir dirbti kartu su jais prie paraiškos. Tikrai rekomenduojame įtraukti visus partnerius nuo pat pradžių, kad visi supažintumėt su sistemos funkcionalumais ir galimybėmis. Taip, biudžetas. Kaip jau minėjom, biudžetą planuojate atskirai kiekvienam partneriui, o pildydami biudžetą būtinai atkreipkite apačioje į slinkties juostas, ten matysite daugiau stulpelių. Čia labai akivaizdžiai parodyta, kad galima pridėti kategorijas, pridėti išlaidas ir kaip jas užpildyti, kaip ką tik papasakojo Ilona. Taip, pasirengimo išlaidos, kurios nėra privalomos, bet galimos, jeigu susitikinėjote su partneriais ir norite jas nusimatyti paraiškoje, tai yra pasirenkamos dalyje kaip fiksuotojų suma. Taip pat bendrai finansavimo partneriui reikia užpildyti kiekvienam atskirai. Ir jisai turi sudaryti 20%. Dabar trumpai pakalbėsiu apie priedus prie paraiškos. Priedai yra išvardyti programos vadovo 3.2.2 skyriuje. Taip, projekto deklaracija yra pagrindinis dokumentas, be kurio paraiška bus atmetama. Tai pateikia projekto pagrindinis partneris viso projekto vardu. Partnerio deklaraciją 4. priedą pateikia visi partneriai, įskaitant pagrindinį partnerį. Tai yra, pagrindinis partneris pateikia 2 deklaracijas. Tada įgaliojama pasirašyti dokumentus, jeigu tai yra ne organizacijos vadovo pasirašytas dokumentas, tai reikėtų irgi pateikti. 6. priedas dėl lygių galimybių yra taikytinas tam tikriems Lenkijos partneriams, yra aprašyta programos vadove. Taip pat, jeigu dalyvauja kaip partneris turizmo prioritete mažoji vidutinė įmonė, tai turi pateikti irgi užpildę deklaraciją. Asocijuotos organizacijos irgi pildo atskirą deklaraciją, joms yra 9. priedas. Kaip jau nekartą buvo kalbama apie investicijas pagrindžiančius dokumentus arba techninius dokumentus, jeigu yra darbai projekte, jūs turite pateikti trumpą aprašymą ir investicijų poreikio pagrindimą, anglų kalba, laisva forma, rekomenduojame ne daugiau kaip A4 formato puslapį ir pateikti, jeigu reikalinga, projekto vizualizaciją, iliustracijas. O pilną dokumentaciją reikės pateikti per 2 mėnesius nuo projekto patvirtinimo. Kaip ir minėjo Ilona, tikrai rekomenduojame turėti sąmatas, kad galėtume tiksliau nusimatyti reikalingą lėšų poreikį. Ir norėčiau priminti, kad techninę dokumentaciją reiktų pradėti rengti nelaukiant paramos patvirtinimo, nes bus duodamas tikrai tik tai 2 mėnesiai ir kas nepateiks, bus automatiškai tikriausia atšaukiama parama. Taip pat yra kai kurie reikalavimai svarbus dokumentais Lenkijos, jeigu dalyvauja Lenkijos partneriai, tai reikėtų irgi perskaityti 3.2.2 skirsnyje. Rekomenduojame pateikti PDF failus, neviršint 50 MB dydžio. Taip pat norim atkreipti dėmesį, kad vertintojai vertins tik tai tą informaciją, kuri yra pateikta paraiškos formoje ir privalomuose prieduose. Jokių papildomų priedų nevertinsime. Taip pat, jeigu manote, kad reikalingas tas papildomas priedas, tai reikėtų susisiekti su jungtiniu sekretoriatu ir apie tai pasišnekėti, išsiaiškinti, kiek jis tikrai reikalingas paraiškos pateikimo metu. Tai yra, komercinių pasiūlymų tikrai nedėkite, bet išsamiai aprašykite pačioje paraiškoje, kaip jūs grindžiate tokią numatytą sumą, tam tikrų paslaugų, prekių.
Preliminarus tvarkaraštis, jis tikrai yra labai preliminarus. Kaip žinote, šis kvietimas pakankamai ilgas. Pabaiga yra Liepos 31 dieną 17 val. Lietuvos laiku. O kaip ir minėta, buvo sistema užsidarys automatiškai. Tai tiesiog įdomus faktas, kad pirmo kvietimo metu esam gavę paraišką, kuri pateikta 17:00. Tai sakytume labai rizikinga situacija. Tai nepalikit paskutiniai minutiai, nes nežinom, kaip veikia sistema, kaip veiks jūsų internetas ir panašiai. Tada bus vertinama tinkamumas ir kokybė. Čia toks visiškai preliminarus tvarkaraštis, nes jeigu tai priklausys ir kiek paraiškų gausim. Taip pat, kaip ir minėtas, stebėsenos komitetas priims sprendimą dėl atrinktų projektų ir dėl paramos skirimo. Ir bus skiriama 2 mėnesiai sąlygų įgyvendinimui, vykdymui ir planuojama, kad gegužės mėnesį jau turėsime pasirašytas paramos sutartis. Labai svarbu, kai rašote paraišką, peržiūrėti vertinimo kriterijus, kurie yra nurodyti programos vadovo 3 dalyje. Ir tiesiog įsivertinkite savo parašytą paraišką, kaip jūs tuos kriterijus atliepiate. Taip, tai kaip ir daug, dar kaip ir minėjau kolegės, kad yra naujasis Europos Bauhausas, yra, kaip aš irgi minėjau, yra atliktos turizmo studijos, tai tikrai verta tuos dokumentus ir tą informaciją pasanalizuoti, nes galima už tai ir kaip pasakyti, suteikti savo projektų, savo planuojamams veikloms, savo planuojamam investicijom tokį regionai įdomesnį vaizdą, galbūt estetiškai ir panašiai. O jeigu turizmo prasme, tai tiesiog prisidėti prie bendros turizmo erdvės įgyvendinimo ir bendro tokio turistinio destinacijos, kaip sako, tikslo sukūrimo. Ypač dabar, kai tikrai vyksta aktyvus turizmas tarp kaimyninių šalių. Tai va, taip kaip ir čia paminėjau, kad terminas yra Liepos 31 diena, lengva atsiminti, paskutinė Liepos diena. Reikia viską pateikti per GEM sistemą ir pasidarykite tą pre-submission check. Pasitikrinkite, ar sukėlėte visus reikiamus priedus. Jeigu bus neaišku kažkas, skambinkite ar rašykite. Dėl GEMS yra atskiras elektroninis paštas ir tikrai visą laiką kreipkitės. Dar kartą primenam, kada yra tas paskutinis terminas. Tai iš mano pusės bus tiek. Ačiū visiems už dėmesį. Ačiū, Sigita. Tai šiaip, kaip matome, neturime daug klausimų, tai gal per pertraukos galime tęsti ir dabar norėtume jūsų paprašyti, kad jūs keltumėte ranką ir tada galite paklausti savo, užduoti klausimus dabar žodžiu. Tai pasinaudokit progą, pažiūrim, ar turim pakeltų rankų. Matau Rimanto Varanausko ranką pakeltą. Prašau. Sveiki. Sveiki, girdime jūs. Noriu paklausti dėl registracijos kitiems renginiams ir taip pat konsultacijoms, kadangi kol kas liktai nesimato langelio tiek dėl gegužės 30 dieną, birželio 11 ir taip pat su konsultantais antradieniais, ketvirtadieniais. Ar pasiskambinti telefonu, ar tiesiog online užpildyti? Tai dabar registracija konsultacijos irgi matėm komentarą, dabar tvarkom, šiaip esam paskelbę gegužės mėnesių dabar, bet kažkas su sistema dabar tvarkomės, tai tikrai bus. Dabar noriu irgi gerai, kad paklausėt dėl gegužės 30-os, mes šiandien paminėjom ir tada mums Lenkijos kolegos sako, kad pasirodo yra slenkanti šventė ir šventinė diena Lenkijoje, tai tiesiog dar po šio webinaro apsitarsime su kolegomis, greičiausiai grąžinsime į tą datą, kurią prieš tai žinojo 23, šį ketvirtadienį, tai tiesiog iš karto jau valandos bėgyje tikrai paskelbsim tą tikslę datą, tai registracija mūsų atidaryti. Dėl 11 taip pat bus, ar ne? Taip, žinoma. O dėl konsultacijų dar priminkit, kada registruotis? Tvarkome dabar sistemą, esame paskelbę, bet kažkodėl neveikia mygtukas pateikti. Šiuo metu tvarkomės
būtent bandom išsiaiškinti priežastį. Palauksim, ačiū, sėkmės jums. Priminsiu, kad ranką pakelti galite, turėtumėte matyti Zoom funkciją Reactions Raise Hand. Tai kviečiu pasinaudoti. Taip. Ana, matau, prašau. Labadiena. Žiūrėkite, mačiau, kad ir buvo toks atsakymas, bet dar kartą klausimas dėl biudžetinių įstaigų. Kaip savivaldybė mes gaudome švietimo įstaigas. Ar švietimo įstaigas gali tikrai būti pareiškėjai be mūsų, be savivaldybės administracijos? Tokio apribojimo, kad jums reikia būti irgi kartu, nėra, nebent tai priklauso ir nuo veiklų. Jeigu ta įstaiga yra savarankiška ir jinai viską gali daryti pati ir dokumentai yra jos pasirašomi jos vadovo, tai jums nereikia turėti savivaldybės kaip partnerį. Ar atsakiau, Ana, jūsų klausimą? Taip, ačiū. Ačiū. Ten dar susirašinėjime buvo klausimas dėl UAB, kurios savininkas yra savivaldybė, bet šito pakomentuoti negalim, nes nežinom, kokia tai įstaiga, kokio tai tipo, kokios veiklos, nes jeigu tai yra viešosios teisės subjektas, tai ten yra kaip ir įdėjo aprašymą, tas body governed by public law, tai tada yra galimybė dalyvauti, bet reikia labai atidžiai paskaityti reikalavimus ir įsivertinti. Gal tiesiog, kol jūs galvojat klausimus ir nėra rankų, noriu priminti, kad ši programa yra bendradarbiavimo programa ir kad Interreg pagrindinis tikslas yra bendradarbiauti abipus sienos. Nėra didelio akcento investicijas į statybas, į infrastruktūros kūrimą. Tai labiau yra pagalbinė priemonė pasiekti jūsų kitiem bendradarbiavimo tikslam. Tai tiesiog į tą atkreipkite dėmesį, kai planuojate, rašote savo paraštus. Gal galit pakelti rankas, matau, va, Monika Žytkė pakėlė ranką, tai gal suteik Valerija ir jai galimybę užduoti klausimą. Žinoma. Monika, prašau. Labadiena. Ačiū. Gal naujoko klausimas. Kaip buvau rašius užpildydama anketą dalyvavimo, ar tą 20% kofinansavimo jį reikia kažkaip dokumentuoti ir po to parodyti? Aš perimsiu šitą klausimą. Iš tikrųjų, paraiškos teikimo metu jūs neturėtumėt pateikti mums kažkokių tai dokumentų, kad jūs tikrai turite tą kofinansavimą, o laimėjus finansavimą, teikiant ataskaitas, tiesiog jums bus grąžinta tik tai 80% sumos, tai reiškia, kad jūs turėsit padengti likutį. Tai kažkokiu atskirų dokumentų prašom. Ar atsakiau klausimą? Bet tuomet realiai, jeigu, pavyzdžiui, mes, tarkim, nuomojam paslaugas ar ne, ir nuoma yra sąskaitoje 1000 eurų, tai konkrečiai tai veiklai ir finansuojat, ar ne, 800, sakykime, o reiškia likutį mes tada padengiam. Jūs atgausit 80%, kas 6 mėnesiai teikiamos ataskaitos, tai per to 6 mėnesius jūs mokate savo lėšomis ir iš visų ataskaitoje nurodytų sąskaitų sumos jūs gausite 80%. Tai faktiškai jūs fiziškai turite turėti savo lėšas. Ačiū. O jeigu sutvarkysite bendrojo finansavimo sutartį su Vidaus reikalų ministerija, tai galėsite dar pasidengti dalį savo įnašo. Tai yra vietoj 20 bus jūsų 10. Ir ten irgi yra galimybė avansą gauti. Supratau. Dėkui. Visa informacija bendradarbiavimas LT, taip pat nuorodose tiesioginėse iš programos vadovų.
Ir taip pat prezentacijoje pirmoji skaidrėje yra nuoroda pateikta į teisės dokumentą, tai tiesiog galėsit paskelbus prezentacijas paspausti ir paskaityti. Turime dar klausimų, pakeltų rankų nematau. Agne, prašau. Labą dieną, girdit mane? Tai Taip. ačiū už pristatymą, mums čia pirmas patirtis, tai nežinau, ar praleidom, ar kalbėjot apie tai, ar turi būti kažkokios proporcijos tarp investicijų ir minkštų veiklų. Ačiū. Sakysiu. Ne, tokių proporcijų nėra, bet projekte viskas turi būti logiška. Iš tikrųjų, kaip Sigita jau minėjo savo prezentacijų, projektai nėra skirti grinai investicijom įrangos įsigijimui. Projektai yra bendradarbiavimo, tai turi būti logiškai projektas sudėliota. Proporcijų tikrai nėra, bet tikrai turi jaustis, kad bendradarbiaujate, o ne tiesiog atskirai kažką tai darot, statot ar perkat įrangą. Ačiū. Prašau. Dar laukiam klausimų, prašom. O gal galit pakelt rankas, kas dar neturi partnerių ir ieškosite po šio renginio? Supratau. Vieną ranką matau. Ok, daugiau yra 2. Rimantai, norite klausimą užduoti? Ar čia dėl to, kad Taip, prie to pačio tiesiog ne tai, kad neturim, yra, kadangi mes teikiame paraišką antram kvietimui, dalis partnerių liktų tie patys, dalį ieškotumėm naujų, ypač naujus regionuose. Ir tuo pačiu klausimu norėčiau užduoti, ar galima būtų papildyti antrame kvietime teiktą paraišką ir kaip čia pasakyti, turinys daugmaž, backgroundas liktų panašus, tik tai atsirastų nauja geografinė plėtra papildomai, nauji partneriai, naujos teritorijos, turinys kažkiek pakeistas būtų, bet pagrindas liktų tas pats. Ar tai būtų tinkama tokia mintis dėlioti taip paraišką? Ačiū. Bandysiu atsakyti, jeigu ką kolegos papildys. Kadangi vyksta antro kvietimo paraiškų vertinimas, nežinom jūsų paraiškos, nežinom apie ką tenais, tai negalim atsakyti tiksliai. Tada dar kaip ir tas mažo kvietimo projektų tikslas truputį gal kitas, toks partnerystės mezgimas ir panašiai, o čia tokie didesni projektai, didesnių partnerysčių arba tokios didesnių ambicijų, galima sakyti. Tai tiesiog jūs turėtumėte įsivertinti, jeigu jūs gausite paramą tam savo antro kvietimo projektui, kad tai nebūtų identiškas projektas. Ir kad išvengtume dvigubo finansavimo, kad išvengtumėte veiklų dubliavimuose, kad tai, kaip pasakyti, tokio copy-paste tikrai nefinansuos programa. Ir tikrai įvertinsime, mes vis tiek matome, jeigu idėjos yra panašios, mes pasisklaidom ir ankstesnio kvietimo dokumentus. Nebent kolegos kažką papildyti. Taip, ačiū, suprantu ir tikrai, kad nedarytumėm dvigubo finansavimo, tai tiesiog išplėsti, kadangi ten buvo mažas, kaip jūs minėjot, ir maža aprėptis, tiesiog galvotumėm, kad, bet dėl to ir partnerių, kad mes ieškom kitų, dalis liktų tų pačių, o dalį ieškotumėm naujų, bet pati kryptis galbūt, sakykime, tai projekto išliktų, ką mes teikiam antrame kvietime. Skamba gerai, matysime, kaip atrodys ant popieriaus. Tiksliau, elektroninė erdvėje, tas popierius dabar simbolika. Almai, matau jūsų ranką, tik dabar nežinau, ar klausimą turite, ar partnerių dar neturite. Alma, norite užduoti klausimą?
Ne, ačiū. Neturime partnerių kol kas. Tai reikia pasižiūrėti, kokias jūs veiklas planuojate ir pabandyti pasižiūrėti, kokie partneriai ieško partnerių mūsų tinklapyje, nes yra partnerių paieškos tokia skiltis interneto svetainėje. Jeigu visiškai problematiška, tai skambinkite, net ir nežinau, ką parekomenduoti. Alytus labai aktyvus, Lazdijų savivaldybė, tai pasižiūrėti, gal jie pasakytų, kokie Lenkų partneriai iš jų žinoma rato žino. Taip pat yra mūsų regioniniai centrai Balstogėje ir Olštine. Tikrai rašykite arba skambinkite jiems, manau, kad kažką irgi galės parekomenduoti, nes jie daugiau žino savo Lenkijos teritorijos paramos gavėjus arba partnerius potencialius. Matau dar klausimą Q&A ir matau, kad Ilona rašo atsakymą. Ilona, gal nori pakomentuoti žodžiu? Taip, gal greičiau būtų. Klausimas vėl labai panašus. Labai praverstų ankstesnių projektų patirtis, paskirstant proporcijas tarp minkštų ir kietų veiklų. Tai kaip ir minėjom, neturime tokių proporcijų, tiesiog projektas turi būti harmoningas. Praeitų projektų patirtis nemanau, kad praverstų, nes kiekvienas projektas yra unikalus ir kas yra gera proporcija vienam projektui yra nelabai gera kitam projektui. Tai tiesiog pasikartosim, projektai skirti bendradarbiavimui. Iš tikrųjų, tai kietosios veiklos, taip vadinamos kietosios veiklos yra, kaip ir papildymas, ar ne, bet jos irgi turi būti įpintos į bendrą projekto logiką, kuri yra skirta bendradarbiavimui, teritorijos, pasienio teritorijos gerinimui, bendram tikslui pasiekti. Tai tikrai negalėtume šituo atveju padėti nustatyti tos proporcijos. Dėkoju už jūsų klausimą. Dar porą minučių, jeigu kas turite klausimų, naudokitės progą. Gal aš tada, kol galvojat klausimus, pasakysiu irgi vieną tokia buvo mintis, kažkas klausė dėl investicijų, čia telefonu buvo. Tai ar galima jau pradėtas investicijas įtraukti? Tai išsakom, kad jeigu jau regione buvo suplanuota, jeigu jau įstaiga turi resursų ir galimybių gyvendinti ir tai yra daroma, tai tikrai ne. Nes jeigu jūs galite atsakyti savo klausimą, ar kažkam padaryti projekte reikalingas partneris ir atsakote, nereikalingas, tada geriau tų dalykų net netraukti, nes jūsų yra bendras projektas, bendrom jėgom, stengiatės padaryti pokytį savo regione. Tai va tokie pokyčiai ateina, tas projektas ir yra tiem pokyčiam gyvendinti, padaryti savo regioną geresniu. Tai jeigu kaip ir klausimų nėra daugiau, gal tada netempsime laiko ir galime užbaigti šią gražią gaidą. Padėkoti visiems dalyvavusiems, tikrai ačiū labai, kad taip gausiai susirinkote, kad parodėte savo susidomėjimą šią programą ir šiuo kvietimu. Ir tada lauksime jūsų paraiškų. Sėkmės dirbant ir kitose renginiuose lauksime. Druskininkuose. Ačiū visiems.